Labas vakaras. Orų prognozė yra svarbiausia informacija atostogaujantiems. Todėl pažvelkime į populiariausių kurortų žemėlapį ir pradėkime nuo Egipto kurorto Hurgados. Čia, kaip teigia žinovai, ištisus metus šviečia saulė. Tai patvirtina ir rytdienos prognozė. Vidurdienį oras kurorte sušils iki 36 laipsnių. Kita Afrikos šalis mielai priimanti turistus – Tunisas. Rytoj čia termometro stulpelis pakils dar aukščiau, bus net 37 laipsniai. Dabar keliaukime arčiau Europos. Pirmiausia, mūsų visų pamėgti Turkijos kurortai. Antalijoje vidurdienį sinoptikai žada 32 laipsnių šilumos. Tiesa, saulė turėtų dengti debesėlį. Marmaryje porą laipsnių vėsiau. Plius 30. Pažiūrėkime, ką sinoptikai prognozuoja Graikijos kurortams. Rodos sala vilioja turistus nuostabiaus grožio laukiniais paplūdimiais ir pramogomis. Rytoj vidurdienį čia oras iššils iki 31 laipsnio, o Kretoje temperatūra pakils iki 30 laipsnių. Puiku atostogauti tiems, kas nemėgsta didelių karščių. Užtat Chalkidikėje prognozuojami net 35 laipsniai. Dabar apie kurortus prie Juodosios jūros. Bulgarijoje paplūdimius mėgsta ir jauni, ir solidaus amžiaus žmonės, nes čia švelnus klimatas ir nebrangus poilsis. Rytoj vidurdienį sinoptikai žada 31 laipsnį šilumos, o saulutė kaitins pro debesis. Jei norite pasimaudyti nuostabioje Adrijos jūroje, jums pats laikas krauti lagaminus kelionį į Kroatiją. Čia rytoj bus 1 laipsniu šilčiau nei Bulgarijoje. 32 laipsniai prognozuojami ir Maljorkos paplūdimiuose. Tik saulė dengs vienas kitas debesėlis. O keliaujantis į Barceloną galės ramiai grožėti šiuo nuostabiu Ispanijos miestu. Oras nebus pernelyg įšilęs, vidurdienį čia žadami 26 laipsniai šilumos ir saulė švies tik pro debesis. Novatūras primena, kad užsienio šalių kurortuose dabar palankus laikas poilsiauti. Geras oras ir puikios kainos. Naudokitės progą, nes vietų skaičius ribotas. Likite su mūsų televizija. Ate!